gaminame naują Caddy versiją. Emocija tai buvo tokia nežinomybė. Ar nueisim blogiau, ar bus geriau. Jeigu šiandien į treniruotės, viskas labai gerai. Veiksmas tai tikrai. O rimtumą pamatysi. Buvo toks juokelis praeitais metais, kai tai yra judanti kliūtis trasoje. Tai galiu drąsiai teigti, kad šiais metais mes jau gal ir panaikinsim tą prakeiksmą, nes automobilis valdosi jau kaip lengvasis automobilis. Jisai prognozuojamas, jis jau klauso, vairas informatyvus, mašina važiuoja, suka į posūkius, tikrai viską daro tai, ką turi daryti sportinis automobilis. Nes jis yra išskirtinis, manau. Kad jis ypatingas ir verčia nusišypsoti, tai vienareikšmiškai, bet jisai su istorija, ypač turbūt Skylink kolektyvui, tai ta istorija tikrai linksma. Na, kur taip sueina. Visi nori lėkti, būti pirmi ir panašiai, bet su visu tuo ateina daug streso ir daug įtampos. Faktas, mes irgi to norim, bet mūsų prioritetas yra tiesiog važiuoti, linksminti visus, nes šis automobilis užkariauja ne kažkokias aukščiausias pozicijas, praeitais metais matėm, bet nors atvažiavom paskutinį, mes laimėjom varžybas.